Algimantas Dumbrava. Dėkoju. Gerbiamas pranešėjas, vis dėlto, pasakykit, prašau, su kokiais visuomenės sluoksniais jūs derino šį pakeitimo įstatymo projektą? Ar tai jaunimo organizacijos, medicinos, reiškia, akademinė kažkokia visuomenė, su žiniasklaidos atstovais? Ir kokie jūsų manimo vis dėlto būtų, mes priimam įstatymus vis tiek su nauda visuomenė, su nauda Lietuvos žmonėms. Kokia būtų didžiai dalį Lietuvos žmonių nauda iš šio įstatymo priimimo? Ačiū. Labai geras klausimas. Iš tikrųjų mes, tarp kitko, labai nebloga patirtis frakcijoje, esame įkūrę keletą komitetų, vienas iš jų yra ekonomikos ir finansų, aš esu jo pirmininkas, tai mes būtent susitikę su žiniasklaidos visų rūšių atstovais aptarėm jų prašymus, pageidavimus, kaip jie įsivaizduoja. Tarp kitko, skaičiai yra įspūdingi. Reklamos rinkoje yra tokie pinigai, alkoholio reklamos pinigai, kurie metams apie 17 milijonų litų duoda pajamų, sakykime, iš tos alkoholio reklamos, tai yra radijas, televizija, internetas, spauda. Tai dabar pasižiūrėkim, kasgi atsitiktų, aš apie naudą dabar šneku. Aš apie naudą dabar šneku. Kur tie pinigai nukeliautų? Be jokios abejonės, gamintojai ir toliau tuos pinigus reklamą išleistų. Tačiau tų pinigų per reklamą negalėtų paimti Lietuvoje registruotos žiniasklaidos priemonės. Tarp kitko turiu ir tokį grafiką, kur atspindi rinkos pajamų dalis 2008 metais, 2010 metais, kaip retransliuotojų pelningumas auga nuo 25 iki 40%, kai tuo tarpu televizijos vietinių transliuotojų pajamingumas krinta, ypač krizės metu. Pasakykit, prašau, su kokiais visuomenės sluoksniais jūs derino šį pakeitimo įstatymo projektą? Ar tai jaunimo organizacijos, medicinos, reiškia, akademinė kažkokia visuomenė? Taip, kad laukiamas rezultatas būtų ir tas, kuris yra išsakytas sportininkų, sporto organizacijų dėl išorinės reklamos, kad tokiu atveju praktiškai gamintojai, vietiniai alaus gamintojai, alkoholio gamintojai neberems jokių sportinių renginių. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, aš su dideliu nerimu žiūrėčiau į regioninę žiniasklaidą. Šitas smūgis, mano paminėtos pajamos transliuotojų duomenimis apie ar 40 ar 50% atitenka regioniniams žiniasklaidos priemonėms. Tai šiandien mes sudėkim du dalykus, tai yra mūsų pačių priimtą sprendimą dėl PVM popieriui ir paimkim dar iš jų apie 8-9 milijonus litų iš reklamos, tai pasižiūrėkim, ar tikrai beišgyvens mūsų regioniniai dienraščiai. Tai nauda būtų, aš manau, ne tik transliuotojams, bet ir visuomenės didžiai daliai. Gerbiami Seimo nariai, nežinau, kam aplamai reikalinga reklama. Sakykit, ar jūs nuėję į parduotuvę, perkat batus, jums reikalinga reklama, aš perku auskarus, man reikalinga reklama, aš išsirenku, lygiai taip pat ir šnapso butelį galite išsirinkti, jeigu jau taip jums reikia. Sau patinkantį ir išsireklamuokit. O vieša reklama nereikalinga, dėl to, kad reklama didina alkoholinių gėrimų vartojimą ir tą patvirtina Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija. Reklama skatina vaiką pradėti alkoholį vartoti anksčiau, o paauglius, kurie anksčiau vartoja, paskatina vartoti intensyviau. Kur jūs kokybę alkoholio reklamuojat? Visą tą spiritą suveža iš Latvijos ir pas mus tik tai truputį praskaidrina jį ir paduoda pirkėjui. Tai sakykit, jūs čia skaitot, kad reikia reklamuoti, aplamai aš pasisakau kaip medikas prieš reklamą, nereikia reklamuoti, gerą daiktą perka ir be reklamos, taip kad kviečiu visus Seimo narius balsuoti prieš šitą įstatymą. Ačiū.